Diena. Kviečiu visus pasižvalgyti po konsultacinės poliklinikos kontaktų centro atnaujintą registratūrą. Tikiu, kad po remonto čia bus jaukiau ir maloniau tiek pacientam, tiek čia dirbančiam personalui. Paprašysiu savo pavaduotojos kontaktų centro Ingos Jankūnienės pristatyti jum naujoves. Gerbiami pacientai, kartu su jumis labai norėtumėm pasidžiaugti atsinaujinusią mūsų registratūrą. Svarbu paminėti, kad mes atsinaujinom ne tik iš išorės, tai yra pakeitėme sienas, pakeitėme dizainą, stengiamės, kad jums būtų čia pas mus jauku. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį, kad keičiamės ir kiekvieną dieną tobuliname paslaugas jums. O dabar šiek tiek trumpai, kągi mes čia naujo turime. Tai be visos įrangos atnaujintos ir kompiuterių, ir skambučių centrų įrangos mes geriname ir savo paslaugas. Tai galbūt šiek tiek pradžiai apie skambučių centrą. Tai mūsų skambučių centras pradėjo dirbti iki 6 vakaro. Su atnaujinta įranga mes dabar turime didelę galimybę stebėti jūsų skambučius ir stebėti mūsų srautus. Ir pagal galimybės per 24 valandas mes atskambiname visiems tiems, kurie skambina į mūsų nacionalinį vėžio institutą. Iš tikrųjų, dėl didelių srautų ne vis laik mums pavyksta atskambinti 100%, bet 98% mes jau esame peržengę ir stengiamės vis dėlto visiškai visiems perskambinti. Taip pat mūsų skambučių centre dirbančios merginos kiekvieną kartą, kai pacientai skambina, visiems rekomenduojame registruotis į eilę, ypatingai dėl sekančių vizitų, kad nereikėtų mums skambintis ir patiems ieškotis laisvų vizitų laikų. Mes registruojame į eilę ir pagal eilę, registracijos į eilę laiką, po to registruojame visus sekantiem vizitams. Dabar eilėje pasižiūrėjome, turime ir pacientus, kuriems reikės 24 gegužę atvykti, tai jau jie pas mus stovi eilėje su pastabose nurodytų mėnesių. Todėl jiems nebereikės mums skambinti, mes patys su jais susisieksime. Dėl registracijos apskritai į vizitų laikus, tai norime pasidžiaugti, kad eilės, tai yra registracija eilės, mums padėjo suvaldyti pačius pacientų srautus, jie niekur nepasimeta, mes visus suregistruojam ir jeigu reikia ir perkeliam vizitus, todėl tikrai drąsiai skambinkite arba rašykite. Taip pat norėjau paminėti, kad į registravimą į vizitus mes naudojame ir kitas informacinės technologijas. Tai ne tik galima paskambinti mums, galima mums parašyti elektroniniu paštu, taip pat mes turime Google užklausą, tai šiemet mes gavome, iki šiandien dienos gavome virš 1200 užklausų dėl registracijos, tai mes bendravome elektroniniais paštais, tiek kiek mums leidžia duomenų apsauga, mes bendravom su pacientais ir taip pat registruojam arba informuojam juos apie jiems svarbius klausimus. Taip pat norėčiau jums priminti, kad mes turime ir atvejo vadybininkus, tai yra visiškai nauja veikla. Į Lietuvoje ir institute jau labiau, mes jų turim 8, kiekvienas specializuojasi pagal tam tikras lokalizacijas. Tai jeigu jūs norėtumėt turėti tokį atvejo vadybininką arba jau net ir turite, tai žinote, kad ta veikla labai pasiteisina, tai būtinai ieškokite tų atvejo vadybininkų, klauskite pas ginančius gydytojus, kad jie nukreiptų. O atvejo vadybininko funkcija pagrindinė sutrumpinti jūsų kelionę mūsų įstaigoje. Kiek įmanoma greičiau išsitirti, kiek įmanoma greičiau gauti gydymą. Ir žinoma, atvejo vadybininkas padeda susiorganizuoti ir kitas paslaugas, tai yra psichosocialinės paslaugas. Tai tiek.